sąmonės valymas. Suformuojame aplinkui savo galvą sferą, o jos viduryje trikampio formą. Ir pasukame trikampio formą pagal laikrodžio rodyklę. Kai pasukome pagal laikrodžio rodyklę trikampio formą, įmame fragmentą, kuris atsakingas už tašką sąmonėje, leidžiantį tiesiogiai jungtis per Saulę su dangiškojo tėvo pasauliu. O tai reiškia, kad fragmentas atvėrė sąmonėje tašką, per kurį jungiasi dangiškasis pasaulis su stipria Saulės sistemos dalimi, kuri suformuoja sąmonę kristalinę ir panaikina visas užterštas sąmonėje ląsteles, kurios skleidžia neigiamą informaciją arba sergančias ląsteles. O dangiškoji tėvo šviesa, kaip su švariu skuduru, nuo ląstelių nuvalo tamsias dėmes ir pastato normą. Kaip nuvalo nuo ląstelių sąmonės užterštas dėmes arba užterštas ląsteles, tada sąmonė užpildoma dangiškojo tėvo atvaizdu tam, kad sąmonė lygiuotųsi ir būtų aukštesnė už kolektyvinę sąmonę. Čia vis vyksta naujos sąmonės struktūrizavimas, kūrimas, kuri priklauso nuo sielos žinių. Kuo daugiau sieloje žinių, tuo greitesnis ir efektyvesnis sąmonės valymas, nes čia gauname sąmonės jungimą su dangiškojo tėvo sąmonė ir realybės kūrimas iš sielos žinių. O tada sąmonė tampa kristalinio atspindžio, nei buvusi iki šiol. Čia sąmonė užpildoma ateities žiniomis ir spalvomis, per kurias kursis žmogaus tikroji realybė per dangiškojo tėvo atvaizdą.